Tai sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien rodaus kitokio video formate, tai būtent savo srity, savo meiliai, savo atsipalaidavime, tai būtent makiažo darime. Tik tiek, kad šiandien video bus toks šiek tiek kitoks, tai bus būtent, kad aš išbandysiu kai kurias priemonės, kurių dar nesu bandžius. Tai iš tikrųjų pasidariau užsakymą ir tiesiog norėjau pabandyti keletą tokių paprastų drugstore priemonių, tai pasibandysim kartu ir matysim, ar man patinka ar ne. Taip, kad kimbam į video ir gero žiūrėjimo. Šiandien pasidarysiu tokį tokį simple pimple minimalistinį makiažą, tiesiog tam, kad išbandyčiau priemones. Tai visų pirma, bazės ir pudros neturiu, tai tiesiog imsiu savo eilinę pudrą, kad matyčiau tikrą efektą, nes jeigu aš užsidėsiu, pavyzdžiui, kažkokią savo galbūt netinkamą pudrą, tai man ir kitos priemonės paliks netinkamos. Tai pasidarysiu savo pradžią gerą, o po to jau bus matyti. Tai pirmiausia, pasiėmu savo mylimą Makeup Atelier primerį, bazę. Tai būtų būtent Eclat. Jinai yra drėkinanti, suteikianti spindesio. Tai riebios odos savininkėms šita bazė nėra tinkama. Bet man tai žiauriai patinka. Nekreipkite dėmesio, aš iškart labai greit paraustu. Kažkaip paskutiniu metu kažkokia sujautrėjus oda yra. Ir va, jūs pažiūrėkit, koks spindėjimas. Aišku, jis nebus toksai visada. Tiesiog čia yra visų pirma labai aštri šviesa man iš priekio ir visų antra šitą priemonę turim duoti biškį pasigerti. Toliau kita priemonė būtų Makeup Atelier, taip pat iš Atelier pudra, tai čia yra drėkinanti pudra. Man žiauriai irgi patinka, tokia neapkraunanti, neapsunkinanti veido odos, bet suteikianti tą tokį maskavimo efektą. Tai mano numeriuks būtų 4NB. Šiaip iš tikrųjų dabar esu gan šviesi lyginant su tuo, kokia būnu natūraliai, nes šiaip aš esu pati iš savęs tamsesnio gymio, nors gal per video nelabai matosi, bet pavyzdžiui, 4NB man dabar yra pats tas, nors aš jaučiuosi savo šiuo momentu šviesi. Tai vasarą aš naudoju 5 arba 6 netgi numerį. Kadangi mano oda yra tokia, kad man užtenka išeiti 15 minučių į lauką ant saulės ir aš jau įgaunu savo tą įdegį, tą rudumą. Žodžiu, esu žiauriai vasaros žmogus ir va šiandien už lango toks gryns pavasaris. Tai taip fainiai, saulutės šviečia, vėjo nėra. Man tiesiog ruojus. Va tokia žiema, aš suprantu, kad čia nėra gerai, kad tokia ir žiema, ta prasme, kad tur užšalti tam tikri dalykai ir kad žmonės labai daug serga būtent dabar dėl tokių orų. Bet, aš nesiskundžiu. Labai nemėgstu žiemos. Tai šiais metais tokia mano vaibo žiema. Aišku, kai vaiks paaugs, tai jaučiu, kad ir aš norėsiu ten ir to sniego ir viską, kad vaiką ten ant kalniukų palydėti ir panašiai. Bet dėl manęs tai galėtų ir net nebūti. Realiai pilnai užtektų, kad ten būtų 1 arba 2 savaitės, kol šventės ir viskas, nes tik švenčių metu kažkaip noris to tokio kalėdinio vaibo, to tokio, bet ir kaip ir šitos priemonės buvo mano įprastos priemonės, nieko naujo, o dabar jau keliausim prie naujų, tai netgi pati užmiršau jau, ką čia maždaug nusipirkau, bet turim L'Oreal Perfect Match maskuoklį. Esu kažkada aš seniau labai aš mėgau, aš atsimenu, anksčiau žiauriai daug naudodavau ir kažkaip kai pamačiau parduotuviai, galvoju, reikia pasimti, išbandyti, kaip man dabar šiom akim atrodytų šis maskuoklis. Tai nusipirkau spalvą 2N vanila.
Ir tiesiog šiaip kiek pamenu, aš naudodavau netgi trečią W, o dabar antras N toksai tik netgi galėtų būti kokiu vienu tonu netgi šviesesnė, bet aš nemėgstu labai išsišviesinti, man pilnai užtenka tiesiog pamaskavimo. Taip, tai pasiėmiau veidroduką, kad matyčiau iš arčiau. Aišku, pirkau iš Pepko, tai matos lipduks biški. Naujas dar tebėra. Čia po to nusiplėšiu, nekreipkite dėmesio. Nenoriu, kad užstingtų čia man ant tokių. Nu ir ką? Aš taip ir žinau, kad man patiks. Net neabejojau. Pažiūrėkit, kaip gražiai lengvai pasidengia. Aišku, jisai nėra stipraus maskavimo, čia ir faktas. Dar šiek tiek labai minimaliai praeisiu pro šitas vieteles ant žandų, kadangi biški čia su pudra pamažinau, tai biški užsidėsiu maskuoklę. Nu jo, man patinka šis maskuoklis tikrai. Noriu parodyti iš arčiau. Toksai gaivus padengims. Okay, I like it. Šiaip dažniausiai, jeigu darausi jau tokį rimtesnį makiažą, tai aš ant vokų nededu maskuoklio, nededu pudros ir taip toliau. Bet kadangi šiandien toksai daugiau yra paprastas, dieninis arba šiaip toksai ant greičio pasidaryti, kai noris, tai aš praeinu tiesiog su maskuokliu. Prieš tai matėt biškelę jau ir su pudra, bet grinai su likučiu, jau nededu specialiai ant voko papildomai, tiesiog su likučiu prasieinu ir viskas. Taip, toliau, labai ilgą laiką norėjau išbandyti Revolution Translucent Baking Powder. Šiaip iš tikrųjų visada galvodavau pirkti bananą, tokį geltonesnį. Bet pagalvojau, kad bijau, kad nebūtų per daug geltona, tai pasiėmiau Translucent permatomą. Tai čia rašo Super Matte Fix, No Flashback. Tai reiškia, kad neatsispindės baltos dėmės, tikėkimės, ir bus super matte. Tai matysim, ar bus super matte, ar nebus. Tai kadangi čia ir super matte, tai aš dėsiu tik ant super matte. Tik pirmą reikia man išsiaiškinti, ar čia plėvėlė, ar čia kas šitą jo plėvėlė. Va, šitaip nusiima plėvėlę ir bandysim. Tai kadangi čia yra matinė, tai aš dėsiu tik ant centrinės veido dalies. Iš karto galiu pasakyti minusiuką, tai kad labai mažas kamštuks ir labai bus nepatogu imti iš to kamštuko, jeigu didesnis šepetėlis. Pas mane toksai vidutinio dydžio, tai normaliai bus. Vyrios pudros niekad nepadauginam, aš tai biški į ranką nuspaudau, kad nebūtų per daug. Prieš fiksuojant būtinai pasitikrinam, ar nėra raukšlyčių ir fiksuojam. Biški per mažai paėmiau. Man visada taip ir su produktais, kuriuos išbandau pirmą kartą. Aš visada taip pamažinu. Ok, va, dabar jau matau, jau. Pasitikrinu, ar užfiksavau. Ok. Lygiai taip pat ant vokų irgi prasieinu raukšlytę, jeigu kokia subėgo, nes, nenorėkit stebuklų. Čia juda, tiek vokai, tiek kai šypsotės, mimikuojat, susidaro raukšlelės ir panašiai. Tai tikrai nėra stebuklingo produkto, kuris nesubėgintų į raukšlelės. Tiesiog svarbu ir užsifiksuoti, pasidengti plonų sluoksnių, žodžiu, įvairūs dalykai, kurie sueina, bet kaip sakau, nėra stebuklingo kažkokio vaisto, nuo kurio nesubėgtų raukšlelės. Čia ir viskas normalu. Taip, kol kas šiaip man patinka. Labai taip užmatizavo, bet neapsunkino.
Šiaip gražiai atrodo. Žodžiu, užsifiksuoju visą T-zoną. T-zona tai yra kakta, centrinė veido dalis. Ir lygiai taip pat užsifiksuojam kaktą. Biški man baigęs pudrikė, pasipildom. Aš visat labai taip stengiuosi daug neimti produkto. Geriau jau dadedu šiek tiek dar, negu kad padauginu iš karto. Nes su birom pudrom irgi galit pasidaryti tokių, kaip čia pasakyti, tokį apsunkusi tą veidą, tai nepasidarom tokio. Nu, pažiūrėkit. Aišku, kur nefiksavau, man visur spindi, bet mano esmė ir yra būtent tokia, kad aš norėjau užsimatizuoti tik centrinę veido dalį. Aišku, dar žiūrėsim, kaip man laikys, bet kaip išlaikys tą užmatizuotą vietą. Bet kol kas man patink, kol kas aprūvinu. Aišku, video gale jau, kai viską susidėliosim, pasakysiu, ar kažkas nepatiko, ar patiko. Tai toliau, žiauriai norėjau išbandyti Physicians Formula veido paletę. Iš tikrųjų, mano vienas mėgstamiausių bronzerių yra būtent iš Physicians Formula, dėl to aš net neabejojau, kad šitą paletę man patiks. Ir kadangi man ta paletė atėjo biški anksčiau, aš jau išnaudojau, tiksliau, aš jau panaudojau porą kartų, tai galiu pasakyti, kad kvapas, kaip ir visų Physicians Formula priemonių, yra va. Tai pasiemu būtent dabar bronzantą, lygiai su to pačiu šepetėliu ir pasibronzinu veidą. Neužmirškit, kad aš šitų vietų nefiksavau, tai vis man dar yra drėgnos ir aš būtent su šitą paletę užsifiksuoju to pačiu ir pudrą dėtą prieš tai. Lengvai prasieinu per nosytę. Žodžiu, čia yra, man Physicians Formula bronzantai, tai labai patink aplamai tiek savo spalvą, tiek savo kvapu, nes jau čia nėra buvę klientės, kuri nepasakytų, kad, kaip skaniai kvapu. Realiai kiekviena pasako, jeigu naudoju Physicians Formula bronzantą. Ir kas man dar patinka, kad jauties saugiai su tuo bronzantu, tau nereik ten bijoti uždėti, nes jisai nėra žiauriai stipriai pigmentuotas, tai tu gali tikrai pasluoksniuoti tą efektą. Va, žiauriai natūraliai gražiai atrodo, nesigaunant ant tų snikerusų ant veido, ta prasme, žiauriai gražiai. Dabar su tuo pačiu bronzantu, kadangi akių makiažą kažkokio special nesidarysiu, tai su to pačiu bronzantu, su puriu šepetėliu pasiryškinu savo lanką akies. Tiesiog, kad būtų man bendras gražus vaizdas, kad akis nebūtų ten baltos nuo biriaus pudros, o visas kitas veidas, o visa kita veido dalis sukontūruota. Tai lygiai taip pat susikontūruoju ir akis. Ir netgi kai kontūruojatės lanką, galite šiek tiek įvesti į nosytę, kad optiškai atrodytų mažesnė nosytė. Aišku, aš prie nosies daug nelendu, aš tiesiog praeinu grynai su likučiu, tai ten būtent kažkokio specialaus paišymo kažko tikrai nereikia. Taip, toliau keliaujam su skaistaliukais. Tai šitie skaistalai man patink tom, kad yra ir tokių persikinių atspalvių, ir rūžavų. Ir tas persikinis yra toksai spindinti šiek tiek. Tai tas skaistalas gaunas toksai gaivus. Tai va, pasiėmu skaistaliuku ir dedu virš, tiksliau sujungiu su bronzantu. Ir va, galit pasižiūrėti iš karto duoti tokį nei per rožinį, nei per persikinį, toksai pats tas, pati va tokia va spalvyta. Ir
ir suteik tokio šiek tiek gaivumo, švytėjimo. Man patinka tokie makiažai, man patinka gaivus makiažai, man nepatinka apkrauti matiniai sunkus makiažai. Tai va, čia manau, daugam. Aišku, tam tikrais atvejais man patinka ir tie matiniai labai gražiai atrodo ir viskas ok, bet pavyzdžiui, kai tu nori, kaip sakau, tokio tiesiog išeiti kažkur į miestą ar kažką tokio, tai pilnai, ta prasme, man noris to tokio lengvumo, skaistumo veidą. Va, kaip gražiai atrodo. Aišku, čia dar nekreipkite dėmesio, čia dar neužsifiksavau, tai man šitą vietą po to nebeblizgės. Tai dabar būtent, kadangi jau prakalbom apie tą vietą, tai čia yra kompaktinė, tokia kaip kompaktinė fiksavimo pudra. Tai irgi man labai patiko, nes spalva labai gera. Ir būtent su šita, dar ką pamiršau paminėti, tai pavyzdžiui, galim pasiimti, kad ir vieną pačią tokią persikinę spalvą ir įvesti į akių sritį. Tiesiog, arba pavyzdžiui pasirinkti, kad ir rūžavą, ar kažką. Bet aš šiuo momentu pasiimsiu persikinę, aš esu daugiau persikinių atspalvių žmogus, nežinau kodėl, tiesiog man patinka. Man yra gražus šiltos spalvos. Aš pati jaučiu žymiai gražiau ir geriau su šiltom spalvom. Tai va. Dabar keliaujam toliau, tai kaip ir minėjau, pasiemam kompaktinę pudrą, imu tiesiog su kita pusę šepetėlio, čia naudojau kontūravimą ir skaistalus, o su šitą pusę imu kompaktinę pudrą ir aš sufiksuoju būtent šitas vietas, kurias noriu kaip ir šiek tiek numušti tą spindėjimą, bet nenoriu pilnai užmatizuoti. Kadangi per centrinę veido dalį jam subira pudra, tai dabar per šitas vietas praeisiu su kompaktinė. Ir šitą paletę ant savęs naudoju antrą kartą. Tai galiu pasakyti, kad žiauriai drąsiai jaučiu su tą paletę. Tiesiog žiauriai faina paletė ir viskas viename, realiai. Tai belekai fainai. Ir dar, kadangi subirę pudrą nejaučia, tai praeinu dar ir čia. Aišku, jau biškį su tuo bronzantu, bet aš dar papildomai čia praeisiu, nes mane labai patinka šitos vietos būna spindinčios. Ir šiek tiek dar čia. Nes kompaktinės pudros šiek tiek turi tokio iš savęs maskavimo. Tai šito daug neturi, bet toks šiek tiek minimalus yra. Va, pasirodau iš arčiau. Tikrai žiauriai gerai atrodo, pasižiūrėk. Labai, I like it. Dabar pasiimsiu gal šitą purų šepetėlį, kur naudojau akim, tik taip nusivalau. Čia turiu šalia rankšluostuką pasidėjus, dar ir rankšluostuką pavalau. Ir paimsim šitą highlighterį. Tai va, highlighteris jau šiek tiek man toks atrodo šviesesnis, bet dar tinkamas šiek tiek mano veidui. Jeigu būtumėt tamsesnė 1-2 tonais už mane, tai gal jau šito highlighterio ir nebepanaudotumėt ant skruostikaulių, bet puikiai panaudotumėt kaip šešėlį. Tai tikrai vis tiek verta pirkti, nes šitą paletę dabar, jeigu neklystu, Eurokose kainavo apie nuolaida buvo, tai kainavo 11 centais berods. Tai tikrai žiauriai verta. Tai va, einu po antakiuku. Čia irgi lygiai taip pat. Ir dar ką pasiimsiu, tai pasiimsiu plokščią šepetėlį va tokį. Ir su tą pačią spalvytę pasidengsiu vokus. Nekylu aukščiau, nei kad prasideda mano kaulas, tiesiog ant judančio voko pasidengiu. Voila! Gerai, kita priemonė, kurią norėčiau išbandyti ir kuri irgi yra nebandyta.
Tai yra Evelyn Cosmetics Pomade Pencil Define and Fill Waterproof 24 hours lasting formula Dark Brown. Tai čia yra Dark Brown spalvytė, antakių pieštukas. Mane sudomino tas, kad tas pieštukas yra vadinas Pomade Pencil. Jeigu domitės makiažu, tai žinot, kad pomada yra, tokia kaip gelis. Indeliuose dažniausiai ir tepama kaip gelis. Tai mane sudomino, kaip tas pieštukas čia su mumis draugaus. Tai šiaip galvau, kad pieštuks bus plonesnis, bet toksai yra gan, biški storesnis negu įprasti tie pieštukai, kur būna. Bet gal ir gerai. Ir turim kitoj pusėje šepetėlį, kas yra žiauriai max patogu. Tai va, dabar paimu ir išsišukuoju antakius, kad išsišukuoti visokias pudrelės, jeigu ir likusios. Ir pasiryškinsiu tiesiog tas vietas, kur man trūksta plaukelių. Iš karto atkreipiu dėmesį, kuom skiria šis pieštuks nuo kitų, nuo tų įprastų antakių pieštukų. Tai kad šis yra žymiai minkštesnis, aš realiai net nejaučiu, kaip priliečiu ir man jau dažo. Spalva šiaip žiauriai gera, man labai tinkanti. Nes aš šiaip savo antakius dažau su ilgalaikiais dažais. Dažau tada, jeigu man reikia, pavyzdžiui, išvažiuoti kur nors kokiam savaitgaliui, ten ar ilgesniam laikui ir tu nesidažysi. Tai tiesiog noris to tokio ryškumo šiek tiek. Arba kai noriu išbandyti antakių dažus, kurios planuoju naudoti klientam. Tiesiog. Nes aš turiu gan ryškius antakius, kaip matot. Tai pas mane plaukeliai ir taip tamsus ir be dažymo. Dėl to aš labai retai dažau antakius. Dažniausiai netgi ir makiažo metu man užtenka praeiti su geliuku. Prasišukuoti ir viskas. O su pieštuku jau pildaus rečiau. Bet va, žiūrėkit savo, ne? Gražiai atrodo. Labai. Šiaip patinku. Iškinam ir kitą antakę. Aš dėl viso pikto pasitikrinsiu tuo, ar man mikrofonas viskas tvarkoja, nes tai baisu, kad neįsirašys man garsas. Va, atrodo viskas okei. Nežinau, per telefoną vienaip skamba, labai įdomu bus pasižiūrėti, kaip skamba per televizorių. Tai va, ir užsipildo viską. Ne viską, bet kur trūkst man plaukelių. Prasišukuojam. Kol kas patiko. Žiūrim toliau. Turiu Essence antakių geliuką. Visada mano pats mėgstamiausias antakių geliukas būdavo L'Oreal rudo atspalvio, Dark Brown spalvytė, berods, jeigu neklystu vadinas. Čia būdavo mano max mėgstamiausias ir nieks nepakeisdavo jo. Bet dabar pagalvojau, kad pabandykim tą Essence. Galvoju, gal visai ir nieko, nes pavyzdžiui, klientam kartais būna prašo, kad parekomenduočiau kažkokį geliuką antakių, tarkim, tai kad galėčiau drąsiai rekomenduoti, nes aš niekada nerekomenduoju priemonių, kurių nesu pati išbandžius. Tai šitas duoda spalvą, šiltesnė spalva negu mano antakiai, kad yra. Nežinau, ar matos per kamerą, gal ir nelabai, nes, didelio to maskavimo, kaip sakau, neduodu. Bet, šiek tiek spalva yra šiltesnė negu mano natūrali antakių spalva. Dar pasiimsiu čia biškį priekį. Per daug užvariau, tai tiesiog pasiimsiu nuo pieštuko tą galiuką ir praškuosiu. Gal šiek tiek ir matos, kad sušiltino antakį. Bet tie mano antakiai tokie yra. Čia prieki tie mano plaukeliai tokie ir nepaklusnus. Ir žinau dėl ko viskas, o dėl to, kad kažkada kirpau. Ir va čia yra visa problema.
Taip, kad jeigu jums karpo antakių meistrė arba jūs pačios savo antakius, jūs darot labai didelę klaidą. Tai va, šit antakių geliuk šiaip gan panašus kaip L'Oreal, bet L'Oreal yra šiek tiek toksai sausesnis, šits toksai šlapesnis yra. Tai reikėtų, realiai su vienu tuo įmerkimu aš pasišukavau abudu antakius, nes aš nemėgstu labai stipriai apkrautų antakių. Tai dar šiek tiek prasišukus. Šiaip šiandien būtų man užteikę pilnai tik prasišukuoti, bet kadangi norėjau išbandyti tą pieštuką, tai teko panaudoti. Toliau turim tušą, kurį norėsiu išbandyti, bet prieš tai noriu parodyti retiklį, nes aš dabar esu po blakstienų priauginimo ir aš nebuvau dar pasidažius blakstienų. Taip, ta prasme, vienų pačių, be kaukštelių, ten be nieko, žodžiu, tai matysim, kaip čia bus. Ir dabar turiu retiklį. Tai šis retiklis yra pusinis, labai patogu tiek klientai prieiti, padažyti, parėsti blakstienas, tiek savo. Tai šitos retiklius iš tikrųjų, jeigu domina, gali kreiptis į mano draugę iš mano prieito video, kur važiavom į Kauną. Tai Dominika, įkelsiu socialinius tinklus mus čia. Tai va, tai čia yra anos pirmas kūdikėlis. Tai va, tai žiauriai džiaugiuosi, labai rekomenduoju ir dabar pasiriesiu blakstienas. Tai pradėsiu nuo priekio. Ir šiaip laukiu, kol man, ta prasme, kai jau pasieksiu, einu sau. Dar kol kas ant savęs nebandžiau, jūs pažiūrėkit. Dar kol kas nebandžiau ant savęs šito retiklio. Bandžiau tik tais ant klienčių. Tai, jo, dar turiu vieną kitą blakstieną priaugintą, dar kur nenukrito, bet nebedaugiau. Ir ta prasme, net nereik daug spaust, labai toksai lengvai susispaudžia. Aha, va, nukrito kaukštelis priaugins, kur buvo. Tai dabar biški tokios man blakstienos susivėlusios, bet jūs pažiūrėkit, koks skirtums jau dabar. Pasižiūrėkit, kaip pakilo iš karto žvilgsnis, akis pareiškėjo. Aš, pavyzdžiui, anksčiau, jeigu, tarkim, norėdavau užsidėti tušą ir, pavyzdžiui, nerasdavau retiklio, tai viskas, aš geriau varau be tušo. Pasižiūrėkit, čia va nusileidusios blakstienos, čia pakilusios. Tai žodžiu, jeigu nerasdavau retiklio, tarkim, nori greit pasidažyti ir niekur nerandi retiklio, tai va, geriau iš viso nenaudodavau tušo, negu kad dažytis be retiklio. Nes tiesiog mano blakstienos yra labai tiesios ir šiaip anos yra ilgos ir gan vešlios. Tik šiuo momentu tokios nesimato, kokios iš tikrųjų yra jos, bet gan ilgos ir gan vešlios. Tai arba turiu būti su laminavimu, kad matytųs tas mano blakstienų efektas, arba jau turiu užsiriesti būtinai blakstienas. Tai va, naudosiu tušą iš Catrice Pure Volume Mascara Waterproof. Mano mėgstamiausias tušas yra šiaip iš Catrice, toksai tamsiai mėlynoj pakuotėj Glam & Doll. Bet tuo momentu, kai aš dariau užsakymą iš Eurokos, tai to tušo nebuvo. Dėl to pagalvojau, pabandom iš Catrice'o waterproofinį tušą, bet iš kitos rūšies. Tai va, šepetėlis toks. Pasižiūrėsim, kaip dažo. Ok. Masės daug neužded, man tas patinka, nes man labai nepatinka tie šepetėliai, tie tušai, kurie užkrauna žiauriai tokį storą sluoksnį. Tai va, galite pasižiūrėti, čia vienas tiesiog sluoksnėlis.
Kaip ir minėjau, mano blakstienos yra iš po priauginimo, tai nekreipkite dėmesio, kad anos tokios biški yra pasivėlusios šiuo momentu, nes dar netgi matau gal 2-3 kuokštelius, tai anie tai biški nukrypia į šonus yra, tai nieko tokio, bet esmė tame, kad žiūrėkit. Ok. Šiaip aš dažniausiai tušu nesluoksniuoju ten labai daug kartų, bet dėl jūsų galėsim pasluoksniuoti biškelį, nes žinau, kad labai daug kas sluoksniuoja. Tai galėsim pasluoksniuoti, pažiūrėti, ar gražiai sluoksniuojas, nes pavyzdžiui, kiti tušai, tai būna, kad jeigu tu sluoksniuoji papildomai, pavyzdžiui, jau uždžiūna tušas ir tada tu sluoksniuoji, tai labai padaro tokias tas voro kojas ir ir nebegražiai atrodo. Man asmeniškai negražu, bet čia yra skonio reikalas. Tai kitos kaip tik specialiai pasidaro tas voro kojas. Jūs pažiūrėkit, netokios blogos tas mano blakstienos pasirodo, ne? Čia biškelį išsitepiau su tušu, tai aš tiesiog praeisiu su šepetėliu. Ir nebair. Ir dar kartelį dabar čia biški bus padžiūvę, tai užlipsiu ant viršaus. Dar geriau. Jeigu šits tušas išlaikys man riestumą ir toks bus nemirtings kaip ir ten tas kitskatris tušas. Pažiūrėkit. Jeigu bus toksai gerulis, tai tas man, žinokit, labiau patiks negu ten tas. Sau. Va čia tai jau biškį apkruoviau. Nežinau, ar čia Dominikos retiklis, ar čia tušas, ar čia kas. Nežinau, bet šits kombo, kad Dominikos retiklis ir šits tušas, tai man kol kas mega patinka. Nes aš realiai jau taip ir, kaip prieš tai buvau, taip ir būčiau palikus. Bet kadangi sakiau, kad dėsiu dar vieną sluoksnį, tai nice. Tik ant apatinių nedėsiu antros sluoksnio, kadangi man nepatinka. Aš kartais netgi nuo apatinių nuimu galiukus, nes man yra labai ilgos apatinės blakstienos ir tiesiog man nepatinka. Tai jūs pažiūrėkit, kaip jau laukiu pasidaryti laminavimą. Pati žiūriu ir džiaugiuosi, eina savo, gerai, okei. Džiaugiuosi, kad čia mano blakstienos, jūs įsivaizduojat. Gerai, dabar turiu tušu. Dabar turiu lūpų pieštukų. Tai turiu, mačiau iš tikrųjų šituos pieštukus pas tokią visažistę Sandrą storiuose, kad pirkos, tai galvoju, pamėginsiu, nes sakė, žiauriai geri, labai gerai išlaiko ir taip toliau. Tai kadangi vienas yra toks ryškus, o kitas nudinis, tai aš panaudosiu nudinį, nes dabar nesu pasiruošus ryškiam, bet galiu pasvačinti. Tai čia, kaip gražiai svačinom. Tai čia yra spalva. Žiūrėkit, mano vyras vakar pasiėmė, ar užvakar pasiėmė tą pieštuką mano lūpų. Ir sako, aš pažiūrėsiu, ar teisybė rodo tik toks. Mes tai pasiėmė ir tą galiuką bandė ištraukti, kad, sako, ten būna drožtukai. Sakau, šitam nėra. Ir dabar aš žiūriu, kad čia ir pažymėta kažkas. Žiūriu. What? Kaip čia šit sveiko? Čia ta prasme, kaip toks pieštuks, tai kadangi būtų trikampinis, tu įkiši čia ir pasidarai trikampiniu. Ir įsivaizduojat, šitą sužinojau iš savo vyro.
Jeigu jūs jau žinojat šitą dalyką, tai aš dabar pasijausiu tokia atsilikus, bet jeigu nežinojat, tai sužinojat irgi. Gerai, tai šitas būtų spalva 050 License to Kiss. Va čia. 505. Ui, 050. O čia būtų 120 Stay Powerful. 120 Stay Powerful. Ir čia turim pasidarom. 120 Stay Powerful. Šiaip labai gražios abidvi spalvos. Aš dedos nudą. Dedam nudą. Kokia graži spalva. Labai maloniai tepasi. Net nenoriu dėti lūpdažio, bet... Bet tai gerai, ne, atrodo, eik savo, nu gerai. Man šiandien patinka visos priemonės, aš nieko nesuprantu. Aš čia taip gerai išsirinkau, kas čia yra dabar. Ok, turim tokį lūpdažį iš Maybelline Vinyl. Aš jau esu bandžius tik kitą spalvą, dabar nusipirkau tokią nudiškesnę, gal sakyčiau, o prieš tai turėjau tokią daugiau ružaviškesnę. Tai man labai patiko, bet tuos lūpdažius turit naudoti be lūpų pieštuko. Kitaip nebus to išsilaikymo. Tai žodžiu, užsitepa spalva, užsitepa ant viršaus toks blizgis, bet tas blizgis nusivalgo, o tos lūpos ne. Ta spalva ne. Šiaip, tas pieštuks žiauriai gerai jaučias ant lūpų. Toks jaučias, kad užsimatizavo, kad tikrai nenusivalys. Pažiūrim. Aš nežinau, aš noriu dėti lūpdažį iš tikrųjų. Gerai, pažiūrėsiu, kokia šito spalva. Jeigu man patiks spalva, gal uždėsim, bet kol kas jaučiuos žiauriai gerai su šita spalva. Ok, šitą reikia būtinai suplakti prieš naudojimą. Šita spalva tokia biški tamsesnė už šitą, bet šiaip gan panaši. Va, čia pieštuks, o čia lūpdažis. Kaip skaniai kvepia. Tai žodžiu. Šiaip faini labai tie lūpdažiai, aš tikrai žinau, esu bandžius, tik norėjau kitą spalvą nusipirkti. Ir dar turiu 2 lūpdažius iš Alix Avien. Žiauriai gražios spalvos, jau kas mane sekat Instagram'e, matėt, kad swatchinau, bet dar jum parodysiu. Žiūrėkit, kokios gražios. Čia yra spalva Wild Red 521, o čia yra spalva Berry 509. Berry 509 ir Wild Red 521. Taip, tai dabar, gerai, dedam Maybelline, nes šitą šiek tiek per rožinę gal. Šitą būtų pats tas, tik tais tiek, kad aš kaip pirmą kartą bandžiau šitos lūpdažius, aš pabandžiau ant pieštuko ir man nelabai laikės, o be pieštuko laikės žiauriai gerai. Šaltesnis šiek tiek spalva negu prieš tai pieštuko, bet labai gražiai atrodo. Žodžiu, nors galvojau, kad bus ant ko stumti šiandien, dėja, visi produktai man patiko. Tikiuosi ir jums patiko ir jeigu norit tokių video, tai spauskit like, subscribe, o komentuokit. Palaikykit, prašau visų palaikymo iš tikrųjų. Ir jeigu dar nematėt mano video prieš tai, esu paskelbus giveaway laimėtoją, kuri dar su manim nesusisiekė. Tai aš specialiai nesusisiekiu, nes noriu, kad pati susisiektų. Tai va, jeigu nematei,
tai galbūt ten tu. Kviečiu tave į savo online mokymus Išmok pasidažyti pati. Jų metu išmoksi net 4 skirtingus makiažo įvaizdžius ir vieną grimo įvaizdį. Pamokos aiškios, lengvai suprantamos ir pritaikytos tiek pradedančiosiom, tiek toms, kurios nori patobulinti savo įgūdžius. Mokymai jau sulaukia daugybės puikių atsiliepimų. Jei nori prisijungti, parašyk man asmeniškai, o jei paminėsi, kad atėjai iš YouTube video, suteiksiu tau nuolaidą. Labai laukiu. Noriu priminti, kad mane galite sekti Instagrame. Aš Instagrame keliu daugiausia turinio, tiek storiukai, tiek reelsai ir taip toliau. Tai galite mane sekti Facebook akkaunte, galite sekti Instagram akkaunte ir TikTok akkaunte. Ir žinoma, nepamirškit manęs pasubscribinti čia. Tai va, ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kitų video.